Kauno Žalgiriui nepavyko atsitiesti po pirmosios nesėkmės Eurolygos ketvirtfinalyje. Tomo Masiulio auklėtiniai antrosiose serijos rungtynėse 74-86 nusileido Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo Fenerbahče ekipai. Po pralaimėjimo žalgiriečiai buvo nusivylę pralaimėta kova po krepšiu, tačiau tiki, kad Kaune pavyks pakeisti situaciją. Fiziškumą akcentavęs Kauno Žalgiris Fenerbahčei jo prilygti nesugebėjo. Po savojų krepšių žalgiriečiai nusiėmė mažiau kamuolių – 15, nei jų puolime atkovojo varžovai – 17. Iš tų 17 – 12 vien per pirmus du kėlinius. Nei apsiginti, nei užpulti negalėjo žalgiriečiai jau pirmame kėlinyje paleido varžovus ir reikšmingai priartėti nesugebėjo. Žalgirio treneris Tomas Masiulis iš auklėtinių tikisi daugiau. Nežinau, psichologinis koks šiaip nusiteikimas turėjo žaisti, kad čia gyvenimas to nesibaigia krepšinis, taip kad atsikovoti, atitvert savo žmogų, čia kaip prisakom, tas kovoti kamuoliai yra daugiau ne talento, o noro reikalas, aišku, jie tikrai didesni, gal kažkiek nustumė, bet tikrai galim. Demonstruotų krepšiniu liko nusivylę ir krepšininkai. Sunku, jie yra čempionai, jie ir žaidžia kaip čempionai, o mes neprilygstame jiems. Nuolat išeiname be intensyvumo, nesusikaupę, neten sutelkę mintis, jie mus parblaškė pirmoje rungtynių pusėje. Tačiau Fenerbahče treneris Šarūnas Jasikevičius sako, kad padidėjęs Žalgirio fiziškumas jautėsi. Mes tikrai laukiam Žalgirio fiziškumo, jisai tikrai atėjo. Kai kuriuose situacijose, ar tai dabar nepamenu, ar trečio pradžioje, ar ketvirto, tikrai jautėsi jau didžiulis fiziškumas, tik tiek, kad reikia surasti sprendimų, sakau. Jeigu žaidėjai būtų neatėję pasiruošę, būtų prie tokio Žalgirio fiziškumo labai sunku žaisti. Per abejas rungtynes Tomas Masiulis griebėsi įvairių veiksmų. Žaisti ir žemesniais, ir didesniais, ir labiau gynybiniais, ir į puolimo orientuotais penketais. Kol kas treneris veikiančios formulės neatranda. Puolime nelabai kas veikia, o gynyboje nelabai ką sugebėjom irgi pristabdyti jos. Taip, kiek visus kėlinius mumis baudė, visus kėlinius mes puolime tikrai sunkiai taškus rinkom. Po pirmų alinančių rungtynių žalgiriečiai, kaip ir geriau atkrintamųjų režimą pažįstantys varžovai, atsigauti turėjo mažiau nei 48 valandas. Jokio nuovargio, mes kiek jaunų žaidėjų turim, negali tokio dalyko būti nuovargis. Jasikevičius išskyrė Fenerbahče lyderių Nando De Colo, Nicolo Melli ir Devono Holo lyderystę bei mentorystę. Pavadino šios krepšininkus aikštėje esančiais treneriais. Tokiamis sunkiamis akimirkomis veteranų lyderystės reikia ir Žalgiriui. Varžovų treneris įsitikinęs, kad jos Kauno ekipoje užtenka. Jeigu aš paimti Žalgirio komandą, tai aš tikrai nematau, kad jie yra nepatyrę ar kažkas tokio. Nematau, kad pa Žalgirį būtų kažkokia tai patirties toka. Vienas labiausiai patyrusių komandos žaidėjų, kapitonas Edgaras Ulanovas, pastebi, kad žaidimas geriau pradėjo klostytis, pagaliau atsipalaidavus. Kažkiek į galą ten arba, sakykime, trečio kėlinio eigoje tiesiog pradėjom žaisti paprastai, negalvodami ir atrodo netgi geriau gavosi. Nors antrasis pralaimėjimas nemažiau gniuždantis nei pirmoji nesėkmė, o istorijoje po dviejų pirmų pralaimėtų rungtynių serijoje triumfuoti pavyko tik vienai komandai – Madrido Realui, žalgiriečiai į Stambulą planuoja sugrįžti. Man tai istorija visiškai nesvarbi, aš mano pirmi metai čia, tai išeisiu ir darysiu visą, kad laimėtų rungtynės ir grįžti čia. Gyvenimas nesibaigė, taip, sutikom rimtą varžovą, bet yra dar vienas rungtynės, tos vėl galim kažką, viską apsukti galim, taip kad yra 2-0, nedaug komandų grįžę, bet tikrai už dyką niekam nieko neduosim. Trečiosios serijos rungtynės kitą savaitę Kaune bus žaidžiamos trečiadienį. Žalgirio pergalės atveju Kaune penktadienį būtų žaidžiamos ir ketvirtosios serijos rungtynės.